Tai labas, Giedre. Labas. Giedrė yra mūsų konferencijos pranešėja ir turi tikrai didelę patirtį dirbant su ypatingais vaikais, kurie atėjo su tam tikra patirtim. Tai Giedrė, galbūt pati pristatyk, kas tu esi ir apie ką bus tavo pranešimas. Mhm. Tai pirmiausia, tai esu, aišku, pagal specialybę ergoterapeutė. Tai čia kaip aš kartais įvardinu visą savo pasiekimus, patirtis, kad ergoterapija tai mano širdies specialybė. Taip pat esu Tiberai praktikė, tai čia toks, kur truputėlį perkeliu į protinę dalį, nes iš tikrųjų labai daug išmoko, kaip suprasti tiesiog, kaip veikia ta nervų sistema ir kaip aš galiu padėti kiekvienam vaikui ir jaunuoliui, su kuriuo susiduriu savo praktikoje. Ir taip pat esu SOS vaikų kaimo sensorinės terapijos koordinatorė. Tai kaip ir minėjau, ar ne, ypatingi vaikai, tai gal daugiau tie vaikai, kurie gyvenime yra patyrę tiek, kiek mes tikriausiai tiek nesam patyrę ir nesam nuėję tokių kelionių, kurias jie yra nuėję. O konferencijoje mano pranešimas daugiausiai ir bus apie trauminės patirtis, kaip jos pasireiškia vaikų ir jaunuolių elgesyje ir emocijose. Ir pabandysiu šiek tiek ir pasidalinti tais vadinamais, kaip aš vadinu, traumai jautriais metodais, ką mes galėtumėm mokykloj daryti, pritaikyti, kad tie vaikai pasijaustų saugus. Kaip ir toks įrankis mokytojui, ar ne, kad jisai susikalbėtų ir palaikytų tam tikrą tvarką, turbūt, ar ne? Man labiausiai gal, kad nesusikalbėtų, bet pirmą suprastų, Mhm. atpažintų, kas vyksta, nes labai dažnai mes vaikų elgesį ar skleidžiamas emocijas priimam labai asmeniškai ir galvojam, kad čia yra apie mane ir kad aš čia kažką ne taip darau arba vaikas yra blogas. Tai Mhm. aš esu labiau už tai, kad atskirkim elgesį nuo vaiko. Ne? Vaikai visi yra nuostabus, o elgesys kalba apie kažkokį netlieptą poreikį. Nuostabi žinutė. Mhm. Girdim visi. O sakyk, gal turi kokią svajonę susijusią su konferencijos tematika? Aš iš tikrųjų, tą vieną tokią svajonę turiu išreikštą, bet vis galvoju, kad, dabar tai kyla daugiau tų minčių, kas norėtųsi, kad būtų toj mokyklai, kad, visi tame jaustųsi gerai, tiek mokytojas, tiek mokinys, nes man rodos, kad tas yra labai svarbu. Aš, kadangi esu ergoterapeutė, dar taip pat esu ir Lietuvos ergoterapeutų draugijos pirmininkė, tai mano tikrai didelis noras ir svajonė, kad ergoterapeutai būtų visose mokyklose, ar tai bendrojo lavinimo, ar spec mokyklose, kad tiesiog jie būtų tokia, kaip aš sakau, atrama mokytojui, net ir pagalba, kad padėtų net ir pačiam mokytojui susireguliuoti, kad jisai galėtų išlikti ramus toj mokykloj su tais vaikais, jaunuoliais, kurie patiria iššūkių. Tai mano tokia didžiausia svajonė. Abipusiškai, nes mes vis tiek vieni su kitais susiję ir visi vieni kitus veikiam savo būsenom. Tai labai graži svajonė, vertingas pranešimas laukia ir labai lauksime tavo pranešimo ir lauksime jūsų balandžio 12 dieną konferencijoje sensorinių įspūdžių poreikis ir galia ugdyme.